Kančia be Dievo žemėje. Štai ir vėl dėkoju Dievui aš už tai, kad atsiuntė į žemę mokslininką Grigorį Grabovoi. Dėkoju ir už tai, kad atvedė mane per didelius skausmus praradimus į mokslą, kuris prasideda nuo kasdieninių koncentracijų. Prieš daugelį metų protui buvo nesuvokiama žmonijai. Kaip galėjau aš iškeisti gyvenimą, kurį visi gyvena šiandieną, į skaičių ir naujausių technologijų mokslą, kurių dėka jaučiuosi aš laiminga. Nėra čia skausmo, depresijos, nebeliko ir ligų. O jeigu atsiranda retkarčiais, o retkarčiai dažniausiai būna tik tada, kai kartais aš išsiblaškau nuo pažeisto išorinio pasaulio. Taip atsitiko ir šiandien, kai būdama žmonių rate, aš įsileidau per giliai juos į save. O kai tu įsileidi per giliai žmoniją į save, tada ir informacija žmonių prispaudė fizinį kūną pas mane. Didžiulės praktikos ir įdirbio gilaus valdyti įvykius, kurie prasideda nuo tikslo teisingai suformuoto. O tikslas buvo toks. Aš veikiu, kaip veikia kūrėjas. Prieš save pasistačiau Grigorį Grabovoi mokslo platformą su tikslu visuotinas žmonijos atstatymas, kurie buvo, yra ir bus susieti su mano fiziniu kūnu. Ant platformos pastatau aš savo atvaizdą su skaičių sekomis. 1, 4, 1, 1, 1, 9, 6, 3, 8, kurie harmonizuoja viską, kas juda pasaulyje, nes tai gyvo žmogaus energija, kurią į žemę atsiuntė Dievas ir įsikūnijo į žmogų vardu Grigorį Grabovoi. Toliau, visuotina kūrėjo ramybė suteikė žmonijai skaičių eilutę 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. O sekanti skaičių eilutė 8, 8, 8 meilė, 9, 1, 2 meilė, 8, 1, 8, 8, 4, 8 nušviečia visos amžinybės meilės šviesa, kurioje nebelieka jokios griaunančios energijos ir skausmo. Ir akimirka atkuria amžino, laimingo žmogaus vaidmenį. Aš žmogus, aš pasaulis, aš amžinybė, ištartos dvasioje. Aš kursiu ir gyvensiu amžinai. Aš gyvensiu ir amžinybę sukursiu, gyvendama beribėje meilėje, džiaugsme ir begalinėje padėkoje gelbėtojui. Tai taip skamba mano gyvenimo vaidmuo šiandieną. Su rezonansinės bangos skaičių eilute 8, 4, 8, 7, 4, 1 kviečiu į mokymus apie gelbėjimąsi ir harmoningą savęs išvystymą sau ir ateinančioms kartoms žemėje. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.